Sveiki visi. Tikiuosi gerai matosi ir girdisi. Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Šiandien tema 2 milijardai darbo užmokestis augs kitais metais. Ir pagrindinis klausimas, tai kieno sąskaita, ar bus vėl finansuojamas darbo užmokesčio augimas pelno sąskaita, ar turėsime kitų finansavimo šaltinių. Tai dalinuosi ekranu. Taip, tai pirmiausia trumpai noriu pristatyti, nes tikrai naujai dalyvių yra prisijungę, kas yra DQ Analytics. Tai esame Click autorizuoti partneriai Lietuvoje ir kūrėme sprendimus verslo analitikos, būtent pardavimų, atsargų, finansų ir kitoms sritim, bet šiandien labiausiai dėmesį skirsime atvirų duomenų analitikai ir panagrinėsime tiek įvairių sektorių, tiek jeigu norėsite jūsų konkrečių pasirinktų įmonių verslo duomenis. Labai trumpai, kol dar renkasi dalyviai, akcentas į analitikos brandos lygius. Tai kaip pavyzdį, jeigu norim suprasti, kiek Europos Sąjungoje moka darbo užmokestį ir kiek jūsų sektoriui moka darbo užmokestį ir palyginti, galbūt šito rodiklio nežinojot, bet jaučiam, kad turbūt Lietuvoje mokam mažiau negu ES vidurkis ir sukuriam vertės mažiau negu ES vidurkis. Sekantis klausimas yra, kad aš manau, pavyzdžiui, kad mes atsiliekam tik 10% ir galų gale mes nukeliavom į žinojimą. Tai panagrinėsim keletą sektorių ir parodysiu, kaip atrodo būtent faktai, kiek mes atsiliekame dar, pavyzdžiui, nuo ES pagal sukuriamą vertę ir pagal tai, kaip dalinamės sukurtą vertę akcininkam ir darbuotojam. Ir visada ta kelionė dažniausiai tokiu vyksta keliu, kad iš nežinojimo perinam į aš jaučiu, iš aš jaučiu į aš manau ir galų gale aš žinau. Tai tikiuosi šio webinaro pabaigoje jūs tikrai žinosite daug daugiau dalykų, kas vyksta Lietuvoje, ir kviečiu užduoti klausimus. Q&A dalyje užduokite klausimus eigoje webinaro ir pačioj pabaigoje pasistengsime atsakyti į tos klausimus, kiek bus įmanoma. Ir dar labai trumpai norime pasidalinti būtent Gartner analitikos brandos lygiais. Tai pagrindinė idėja, kad kiekviena įmonė tikrai turi duomenis ir žino, kas atsitiko. Ir čia yra vertė verslui labai maža ir sudėtingumas labai mažas. Nuleido padangą, krito pardavimai, krito pelnas, arba darbo užmokestis augo greičiau nei pelnas, visi žinome, kas atsitiko. Didžioji analitikos vertė susikuria ne šitame lygyje, o sekančiam, ir mes jį šiandien pasistengsim nukeliauti, tai yra why did it happen, arba kodėl atsitiko. Ir čia jau reikia diagnostikos, nes nebūtinai ta pati priežastis ir nebūtinai pas skirtingus konkurentus ir skirtingose sektoriuose yra ta pati priežastis. Dar daugiau, kai turim gerus analitikos sprendimus, mes galim nukeliauti iki prognozės, ir tos prognozės gali būti pakankamai tikslios, ir bent jau su darbo užmokesčio prognoze mes nukeliausime ir iki šito lygio, ir tada jau čia aišku ženkliai sunkiau prognozės tikslės pasidaryti, bet vertė verslui yra labai labai didelė, nes iš esmės dar neatsitiko, bet jūs jau žinot, kas bus, jeigu tokia tendencija tęsis. Ir be abejo, aukščiausias brandos lygis yra prescriptive analytics, tai yra, ką aš turėčiau padaryti, kad tai atsitiktų. Tai iki šito lygio šiandien nenukeliausim, bet jeigu norėsit ir pats metodas ir logika patinka, tai galima su kiekvienu rodikliu, su kiekviena įmonė praeiti per šitą kelią. Ir ką? Pirmas faktas, pirma žinutė, kurią noriu, kad išsineštumėt, tai išanalizavome ES, paėmėm konkrečiai prekybos sektorių, nes tai yra vienas didžiausių irgi sektorių tiek Lietuvoje, tiek ES, ir matome, kad sukurta pridėtinė vertė vienam darbuotojui per metus, čia yra 2022 metų duomenys, siekia 53 tūkstančius eurų. Ir darbo užmokestis vidutinis vienam darbuotojui siekia ES 34,6 tūkstančio. Tai jeigu mes norim iš tikrųjų būti europiečiais, o dauguma darbuotojų tikrai nori europietiškų atlyginimų,
Tai žinutė yra tokia, kad 64,8%, tai yra 2/3 sukurtos vertės Europos Sąjungoje, 2/3 sukurtos vertės atitenka darbuotojams. Tai yra 34 tūkstančiai nuo 53 tūkstančių sudaro beveik 65%. Ir vienas iš klausimų yra, o tai kaip yra Lietuvoje? Tai Lietuvoje šitame sektorėje būtent darbo užmokesčio dalis nuo bendro pelno nuo sukurtos vertės sudarė 55%. Tai jeigu šito skaičiaus nežinojote, tai jau galite jį ir esate iš prekybos sektoriaus, tai galite išsinešti, nes idėja labai paprasta. Jeigu akcininkai dalintųsi sukurtą vertę taip kaip ES proporcijos, tai atlygiai didėtų apie 20% galėtų dydėti prekyboje vien dėl to, kad būtų skiriama didesnė dalis nuo sukurtos vertės. Labai skirtingi dydžiai yra didmeniniai prekyboje ir mažmeniniai prekyboje. Kaip pavyzdį, didmeniniai prekyboje ES vidurkis 84,5 tūkstančio eurų pridėtinė vertė per metus vienam darbuotojui, darbo užmokestis siekia 46,7 tūkstančio ir tai sudaro 55% nuo bendrojo pelno. Nėra jokios problemos mokėti arti 4 tūkstančių eurų darbo užmokesčio atlygį arba 46 tūkstančius eurų per metus, kai sukuriama vertė 84 tūkstančiai. Ir vėliau mes panagrinėsime, kaip atrodo Lietuva su šitais rodikliais ir galėsim detaliai pažiūrėti iki įmonės lygio. Mažmeninėje prekyboje, kaip matom, sukuriama vertė per darbuotoją labai maža lyginant su didmeninė prekyba ir sudaro tik 35,2 tūkstančio eurų. Ir darbo užmokestis sudaro ES 26,7 tūkstančio eurų. Ir šiuo atveju, ką noriu akcentuoti, kad darbo užmokestis nuo bendro pelno sudaro net 75,8%. Tai yra 3/4 sukurtos pridėtinės vertės mažmeniniai prekyboje ES atitenka būtent darbuotojų darbo užmokesčiui. Kaip atrodo Lietuva? Lietuvos prekybos sektoriaus sukurtas bendras pelnas vienam darbuotojui siekia 32 tūkstančius, čia įdėjau šalia lentelę, matosi 32 300 eurų sukurta vertė ir mūsų manymu šita sukurta vertė tikrai augs 65%. Mes pasivysime ES bent jau 22 metų vidurkį per kažkiek laiko ir per kiek laiko tai vyks, tai labiau priklauso jau nuo mūsų visų pastangų, nuo to, kaip mes investuosime į produktyvumo didinimą. Ir Lietuvos prekybos sektoriaus vieno darbuotojo kaštai sudarė 17,8 tūkstančio eurų ir ką norėtume akcentuoti, kad nesustokite ir niekas negali sustabdyti darbo užmokesčio augimo, netgi didžiausi darbdaviai ten prekyboje užima geriausiu atveju 1% nuo visos darbo rinkos. Taip, kad darbo užmokestis nuo 22 metų bazės tikrai augs kaip minimum 2 kartus. Ir pagrindinis klausimas, ar esam pasiruošę šitam augimui. Tai visus detalius duomenis galite rasti nuorodą šalia įdėjau. Ir akcentas yra toksai, kad tiek su produktyvumu, tiek su darbuotojų darbo užmokesčio kaštais laukia įspūdingi augimai dar mūsų į priekį. Ir klausimas, kaip padaryti, kad ir kaip atrodė 23-24 metai, mes jau tuoj pamatysime iš detaliai viešų Lietuvos atvirų duomenų. Dar vienas labai didelis sektorius yra gamybos sektorius. Tai gamybos sektoriui dar mes liūdniau atrodom, bet mes susitarėm, kad rodom šitos skaičius dėl to, kad žinotume, kaip yra iš tikrųjų ir kur mes norim būti. Ir tai padės jums turbūt išsikelti strateginius tikslus. Tai bendrasis pelnas gamybos sektoriui per vienam darbuotojui per metus 22 metais Europoje buvo 80 tūkstančių eurų ir darbo užmokestis siekia 48 tūkstančius eurų. 4 tūkstančiai eurų bruto atlygis vienam darbuotojui, toks buvo faktas 2022. Bet tai jokios problemos, nes dar 32 tūkstančiai eurų nuo sukurtos vertės lieka kitiem dalykam, nuomai, pelnui ir kitiem dalykam. Ir darbo užmokesčio fondas nuo bendro pelno sudarė ES 59,7%. Ir vėlgi klausimas, kaip atrodė Lietuva tais metais.
Lietuvoje darbo užmokestis nuo bendro pelno sudarė 51,8%. Tai reiškia, kad jeigu Lietuvos verslai būtų dalinęsi sukurtą vertę bent jau tom pačiom proporcijom kaip Europos Sąjunga, tai plus 6-7% papildomos dalis, tai atlyginimai būtų buvę bent jau 10-15% didesni, vien dėl to, kad būtų kitaip paskirstyta vertė tarp darbuotojų ir tarp akcininkų. Kaip atrodo Lietuvos gamybos sektoriaus BP vienam darbuotojui? Liūdna tą pasakyti, bet gamybos sektorius yra dar labiau neefektyvus ir 38,2 tūkstančio eurų yra tokia sukuriama vertė buvo 2022 per metus. Ir tam, kad mes pauktume ir tikiuosi, kad pavyks mums tai pasiekti bent jau 22 metų ES vidurkį, tai mūsų pridėtinės vertės augimas turi daugiau negu dvigubai augti. Tai yra 38 tūkstančiai, mums reikia padvigubinti vertę, o atlyginimai galėtų 2,5 karto augti. Nes šiuo metu siekia 20 tūkstančių eurų 22 metais, o jau 22 Europoje buvo 48 tūkstančiai. Be abejo, šitie sukurta pridėtinė vertė ir išlaidos per darbuotoją yra labai skirtingos pagal sektorius absoliučia prasme. Bet čia aš norėčiau akcentą dėti, čia parodyti, kad vieno investuoto euro arba 10 tūkstančių ar 100 tūkstančių, nesvarbu kiek, 1 euras investuotas į darbuotoją turi tokį santykį 167. Kitaip sakant, 48 tūkstančiai išmokama darbuotojai ir 67% virš tos sumos yra dar lieka būtent akcininkam, įvairiom išlaidom ir pelnui tame skaičiai. Taigi, keliaujam į atvirus duomenis, tai dabar jau, jeigu kažkas norite ir laukite ir norite labai greitai patys analizuoti duomenis, tai galite skanuoti šį QR kodą ir naudotis patys lygiai greičiai, bet aš jungiuosi į mūsų atvirų duomenų platformą. Tai pradėsime nuo būtent Salary Pro ir dabar pakalbėsime pradžiai apie darbo užmokesčio tendencijas. Tai šiuo atveju mes turime naujausius 25 metų rugsėjo mėnesio duomenis, čia yra 1,3 milijono darbuotojų ir 40 tūkstančių, daugiau kaip 40 tūkstančių įmonių duomenys ir atlygis šiuo metu siekia 2164 eurus. Labiausiai akcentą norėčiau parodyti, kad atlygis nuo 2017 metų paaugo daugiau negu dvigubai ir jis toliau auga įspūdingų tempų. Ir noriu greitai pereiti į prognozę ir parodyti, kodėl mes manome, kad darbo užmokestis toliau augs. Tai iš šitų duomenų mes turime padarę darbo užmokesčio prognozes tiek vidurkiui, tiek kvantiliams. Tai vidurkio augimas nuo 2150 eurų, duomenų modelis mūsų rodo, kad augs iki maždaug 2300 eurų kitų metų vidurį. Tai vidutinio atlygio augimas sieks apie 150 eurų vidutiniškai, tačiau skirtingose kvantilėse ir skirtingose sektoriuose tas augimas bus labai skirtingas. Pavyzdžiui, 75 kvantilis jau pasiekė, tai yra ketvirtadalis geriausiai apmokamų darbuotojų, jau šiuo metu uždirba 2753 eurus ir jeigu žiūrėt kitų metų panašiam laikotarpiui, tas augimas gali siekti tik tai iki 100 eurų, 100-150 eurų, bet procentinė išraiška jisai tikrai sulėtės ir tai akivaizdžiai rodo, kad ir ypač kai kuriuose sektoriuose matosi, kad jis iš viso plokštėja ir gali būti, kad išsilaikys labai panašiam lygiai arba labai ženkliai mažiau augs negu bendrai. Kas akivaizdžiai matosi su 25 kvantiliu, kad čia tikrai apie jokį sustojimą neina kalba. Jeigu šiuo metu yra atlygis apie 1500, tai atlygio augimas 1,650, netgi 1,7 pasieks, tai bus daugiau negu 10% ketvirtadalis mažiausiai uždirbančių darbuotojų. Tikrai tikės ir duomenų mūsų prognozavimo modeliai rodo, kad čia tikrai bus 10% ir daugiau darbo užmokesčio augimas.
bet noriu akcentuoti, kad skirtumas tarp daugiausiai uždirbančių 1600 ir mažiausiai uždirbančių 600 eurų čia buvo, 900 eurų, tai skirtumas čia buvo apie 700-800 eurų, o dabar tas skirtumas jau siekia apie 1000 eurų. Tai atlygio delta tarp daugiausiai uždirbančių ir mažiausiai uždirbančių jis yra padidėjęs iki daugiau negu 1000 eurų. Ir dėl to tikrai akivaizdžiai matom, kad mažiausiai uždirbantis darbuotojai čia tikrai bus atlygio augimas ženkliai spartesnis negu 75 kvantilėje. Ir tada labai greitai parodysiu, kaip keisis ir kokią prognozę rodo su darbuotojų skaičium. Tai matom, kad darbuotojų skaičius sezono metu šiek tiek uždidėja, bet iš esmės darbuotojų skaičius yra labai stabilus ir tarp 1,3 milijono ar 1,320 tūkstančių darbuotojų svyruoja tarp sezonų, bet iš esmės jau jisai yra stabilizavęsis ir paskutiniai 3 metai nebedidėja ir visi, kas gali dirbti ir nori dirbti, jau dirba. Ir paskutinė iš atlyginimų pusės žinutė, kad galiu parodyti bendrai už visus metus, startavo atlygis 17 metų birželį 1,2 milijardo, šiuo metu atlygių išmokama 2,9 milijardo eurų per mėnesį. Ir ką noriu akcentuoti, kad 2,85 milijardo, išmokama, jeigu tipiškai per šių metų vidury metų, tai kitų metų viduriui prognozė rodo, kad apie 3 milijardai ir virš 3 milijardų bus išmokama kas mėnesį. Ką tai reiškia? Maždaug 150 milijonų eurų bus išmokama daugiau per mėnesį ir tai reiškia, kad bus apie 2 milijardai eurų sumokėta darbo užmokesčiui daugiau negu buvo sumokėta šiais metais. Be abejo, jeigu jūs pasirinksite skirtingus sektorius, pavyzdžiui, kaip apdirbamoji gamyba, tai vienaip, jeigu prekyba, tai kitaip, jeigu pasirinkam iš sektorių mažmeninė prekyba, dar kitaip atrodo ir matom, kad tie sektoriai labai labai skirtingai. Pavyzdžiui, mažmeninės prekybos darbo užmokesčio dydžiai ir prognozė yra akivaizdžiai rodo, kad čia stagnuos ir 75 kvantilėje ties 2200 eurų jau atlygiai stagnuos ir nebus didinami, bet 25 kvantilėje jie tikrai augs ir pasieks ar bent jau 1400 eurų ir daugiau, kai šiuo metu mokama yra 1235 eurai. Tai čia trumpai akcentas, dėl ko mes teigiame, kad darbo užmokestis augs ir dabar perinam prie pačio svarbiausio turbūt ir naujausių duomenų. Gal tik tai parodysiu, kas naujai prisijungėt, kad parsisiuntus BI Free Salary, nuėjus į langą visos aplikacijos, aš pasirinku, Sheets pasirinku ir visada šalia pagrindinių rodiklių yra langas visos aplikacijos. Mes esam sukūrę 10 nemokamų appsų. Šiandien mes per valandą neturim laiko tiek visus apkalbėti, bet šiandien mes labiausiai dėmesį skirsime dar 2 appsam, tai yra Business KPI Trend ir New Business Efficiency 24, nes čia 20 metų tendencijos yra visos Lietuvos verslo, o čia yra naujausių 24 metų duomenys pagal kiekvieną įmonę. Ir visais šitais duomenim galite naudotis nemokamai, parsisiuntę BI Free Salary nuorodą, kurią pasidalinsime ir čate, ir gale renginio ir atsiūsime netgi prisijungimo nuorodas. Tai dabar keliaujame į Business KPI Trend ir čia daugiausia laiko skirsime būtent įžvalgom strategiškai. Visgi šis mūsų webinaras skirtas strateginiai tokiai analitikai ir pamatymui, kas vyko ilgiau per 20 metų ir per paskutinius 3, 4, 5 metus. Tai jeigu mes pažiūrėtume bendrai, tai bendrai matome, kad stagnuoja Lietuvos verslas, jau čia yra 108 tūkstančių įmonių duomenys ir Lietuvos verslas su pardavimo pajamom jau 3 metai, kai stagnuoja. 103 milijardai, 144. Jeigu matom čia stabilų augimą, čia pakritimas buvo 9 krizė ir tas augimas buvo ypatingai stiprus 22, tai mes matome, kad dabar paskutiniai 3 metai iš esmės pardavimo prasme mes stagnuojame, pelningumas šiek tiek krenta, bet akcentas, kad Lietuvos verslas uždirbo rekordinius 10 milijardų eurų jau 22, toliau 10
10,97, dar 23 irgi buvo rekordinis 10,975 ir jau 24 metais veiklos pelnas pradėjo mažėti. Tai čia mes dabar prakalbam apie Gartnerio lygį, tai yra kas atsitiko. Ir mums svarbu sužinoti dabar priežastingumą. O tai kas lėmė, kad mes turime tokią situaciją. Tai pradėkime pradžiai detalesnę koreliacijų analizę per darbuotojų efektyvumo prizmę. Tai pažiūrėkime pirmiausia pardavimo pajamos per darbuotoją, bendras pelnas per darbuotoją ir pelnas prieš apmokestinimą ir vėlgi matykime tendencijas, kas vyksta rinkoje. Tai dabar bendrai pradėkime nuo bendrų įžvalgų. Mes matome, kad ne tik pardavimai stagnavo, bet ir produktyvumas arba pardavimo pajamos per darbuotoją 3 metai iš eilės jau nesikeičia. Tai yra 167 tūkstančiai, 155 tūkstančiai ir 167 tūkstančiai. Tai reiškia, kad jeigu verslas sugebėjo nuo 43 tūkstančių eurų 2004 metų lygio pakelti iki 22 metų 4 kartus pardavimo pajamas per darbuotoją, tai paskutinius 3 metus stagnuojame. Ir jeigu čia užteko paprastų įrankių, turbūt kaip Excelis arba dar vežiojam kažkokius atspausdintus kainoraščius ir dar ne visi gal turėjo savo elektroninės svetainės, tai čia yra, mes tikrai sustojome kaip verslas ir efektyvumas toliau nedidėja, o kaip matėme iš palyginimo su Europos Sąjunga, mes dar labai toli atsiliekame pagal šitos rodiklius. Ar galime mokėti 40 tūkstančių eurų atlygį, 48 tūkstančius? Galima, bet tai turbūt bus vieni metai ir bus įmonė bankrutavus. Nes jeigu sukuriam 43 tūkstančius, tai mes pamatysim, kaip atrodo atlyginimai. Ir pelnas bendrai visoje ekonomikoje 12,5 tūkstančio. Tai dabar pažiūrėkim dinamiką, kaip keitėsi šalia, pasirinkim dabar, kaip keitėsi vidutinis darbo užmokestis per sąlyginį darbuotoją. Tai mes matome, kad jeigu pardavimo pajamos per darbuotoją sustojo, tai darbo užmokestis nesustojo. Ir čia yra atsakymas, kad jeigu čia buvo 21 tūkstantis eurų, čia yra 24 tūkstančiai eurų, o 24 metais buvo 26 tūkstančiai eurų darbo užmokestis per sąlyginį darbuotoją. Tai ir toliau mes jau matom dabar, kad 8-9 iki 10% augimas ir toliau tęsiasi, tai mes jau dabar prognozuojam, kad darbo užmokesčio 25 metais dydis pasieks maždaug 29 tūkstančius eurų. Kadangi jau 9 mėnesių duomenys yra ir nieks nežada kol kas mažinti jokių atlyginimų, tai mes jau dabar, mūsų prognozės rodo ir faktai, kad jau dabar bus 29 tūkstančiai, o produktyvumas tikrai lėčiau didėja kol kas, negu auga darbo užmokestis. Sekantis klausimas tada, tai pažiūrėkime, kaip keitėsi veiklos pelnas per darbuotoją. Tai veiklos pelnas per darbuotoją, pelnas prieš apmokestinimą per darbuotoją, mes matome, kad 3 metai iš eilės jau mažėja. Ar jisai labai nukrito? Ne, nenukrito. Tai reiškia, kad uždidėjo veiklos pelnas per darbuotoją čia labai stipriai. Jeigu vidutiniškai Lietuvoje 5-6 tūkstančiai eurų buvo 2016-2019 metais, jis labai stipriai padidėjo pelnas per darbuotoją ir pasiekė visų laikų rekordus 2022 metais. Bet šiuo metu visa sukurta papildoma vertė atitenka darbuotojams ir netgi pelno sąskaita yra didinamas darbuotojų darbo užmokestis. Tai dabar pažiūrėkime kitą kampą, tai pažiūrėkime, kokia vertė sukurta buvo per darbuotoją ir kaip jinai keičiasi. Tai jeigu mes pasirinkam bendras pelnas per darbuotoją ir palyginam pradžiai su vidutiniu darbo užmokesčiu, tai mes matome, kad sukurta vertė, pridėtinė vertė per darbuotoją, jinai auga. Pardavimo pajamos per darbuotoją matėm neaugo, o sukurta pridėtinė vertė 2022 metais buvo 39 tūkstančiai, dabar 41 tūkstantis ir šiuo metu jau siekia 43 686 eurus. Ir visi šitie grafikai jums svarbus bendrai suprasti, nes jeigu jūs esate iš savo konkretaus sektoriaus, tai reikėtų žiūrėti labai konkretų sektorių, nes tie duomenys labai skirtingi. Pavyzdys, paimu didmeną mažmeną,
Čia yra 108 tūkstančių darbuotojų, 27 tūkstančiai įmonių. Ir jeigu aš paimu didmeninę prekybą, tai Lietuvoje didmeninė prekyboje pagal sukuriamą vertę pasiekė praktiškai ES lygį 84 tūkstančiai eurų pridėtinė vertė per darbuotoją. Tokia buvo pasiekta visų laikų rekordas 24 metais. Ir tada nėra jokios problemos mokėti 30 tūkstančių darbo užmokestį per sąlyginį darbuotoją. Ir dėl to mes sakome, kad kadangi dalinamasi dar yra labiau akcininkų naudai negu darbuotojų naudai, tai iš 84 tūkstančių eurų tikrai labai didelė dar galimybė didinti darbo užmokestį ir jisai čia drąsiai gali pasiekti ir 40 tūkstančių eurų. Ir tikrai jau nėra ne viena Lietuvoje įmonė, kuri moka 40 tūkstančių eurų per metus darbo užmokestį didmenoj. Ir kaip matome, ir pelnui lieka didmenoj 22 tūkstančiai eurų. Tai yra Lietuvos vidurkis yra 12 tūkstančių, didmenoj pelnas per darbuotoją siekia 22 tūkstančius. Tuo tarpu mažmeniniai prekybai mes matom, kad pardavimo pajamos per darbuotoją, jeigu didmenoj buvo 500 tūkstančių pardavimo pajamos per darbuotoją jau pasiekė 500 000, tai mažmeniniai prekyboje 200 tūkstančių. Tai yra irgi labai jau geras palyginus rodiklis, nes anksčiau buvo iš viso labai žemas, ten 100-150 tūkstančių, bet mes matome, kad bendras pelnas per darbuotoją mažmeniniai prekyboje vis dar sukuriamas labai žemas, lyginant su visų prekybos sektoriumi. Bet gera žinia, kad jisai auga ir klausimas yra pagrindinis, dėl ko jums vertėtų čia analizuoti šitos duomenis. Ar jūsų sukuriama pridėtinė vertė, jūsų įmonė sukuriama pridėtinė vertė per darbuotoją, ar jinai auga tokiu tempu ir ar bent jau jūs atitinkate rinkos vidurkį. Ir pelnas, kaip matome, normalu, kad negali būti 22 tūkstančiai kaip didmenoj, nes kai sukuriama dvigubai mažiau vertės, tai yra atlyginimai mažesni ir pelnas per darbuotoją mažesnis. Ir pažiūrėkime kitų kampų, tai kaip atrodė būtent sąryšis su veiklos pelnu per darbuotoją. Tai mes matome, kad jeigu dabar paimsiu visus sektorius, tai mes matome, kad pridėtinė vertė augo, o pelnas per darbuotoją jau 3 metai mažėja. Tai reiškia, kad sukurtos pridėtinės vertės net nepakanka didinti darbo užmokestį. Ir tai reiškia, kad 3 metai iš eilės bendrai globaliai akcininkų sąskaita didėja darbo užmokesčio fondas. Ir mūsų klausimas šio webinaro yra labai paprastas. Kiek laiko tai dar tęsis? Ir atsakymas labai paprastas. Tol, kol produktyvumas augs lėčiau negu auga darbo užmokesčio suma, tol ir tęsis šita tendencija ir tol ir bus pelnas per darbuotoją mažesnis, kol nebus įmonės nesusiorientuos į produktyvumo didinimą. Ir jeigu mes pažiūrėtume vidutinį darbo užmokesčio dydį, kitų kampų paimsime dabar duomenis, tai mes matome, kad darbo užmokestis sudarė 5300 eurų 2004 ir pelnas sudarė 2000 eurų. Tai reiškia, kad darbo užmokestis užaugo ir jisai nežada niekur sustoti. Matom, darbo užmokesčio augimas padidėjo nuo 24 tūkstančių iki 26, reiškia 2000 eurų per metus atiteko darbuotojams daugiau. Ir čia mes matome tą pelno per darbuotoją stagnaciją. Vėlgi akcentuoju, kad pasirinkite, jeigu paimam apdirbamąją gamybą, tai mes ar ten baldų gamybą paimsime, tai čia jūs jau savo sektorius atsirinksit arba čiate parašykit, tiksliau Q&A dalyje parašykit klausimus, jeigu kažkuris sektorius konkrečiai domina, galbūt spėsim pažiūrėti ir vieną konkretų sektorių. Dabar daugiau apžvalgas duodu bendrai visos Lietuvos kontekste. Tai dabar, jeigu mes turime vidutinį darbuotojų DU, tai pažiūrėkime, kiek teko nuo pardavimų, kokia dalis teko nuo pardavimų darbo užmokesčiui. Tai ką noriu akcentuoti, kad visų laikų rekordas pasiektas ir
Lietuvoje nuo darbo užmokestis nuo pardavimų sudarė rekordinius 15,8%. Tai reiškia, kad nuo pardavimų, nuo 100 eurų pardavimų darbuotojams buvo išmokėta 15,8 eurų. Ir atkreipkite dėmesį, čia buvo kažkada tik tai, kai buvo darbdavių rinka, kai buvo po krizės, kai buvo didžiulė bedarbystė, tada buvo išmokėta tik tai 10% nuo pardavimų. Dabar ta tendencija labai aiški ir norėčiau aš jūs nudžiuginti, kad čia sugrįšim ir mažės, bet ES duomenys rodo, kad netgi dabar mes išleidžiame mažiau negu darbuotojams mažesnę dalį nuo sukurtos vertės negu ES. Bet parodysiu darbo užmokesčio santykį su BP, DAU dalis nuo bendrojo pelno. Tai atkreipkite dėmesį, čia gal paimsiu nuo 2024 metų, kad pilni duomenys būtų. Tai mes matome, kad šiuo metu DAU dalis nuo bendro pelno siekia 60%, bet čia vėlgi siūlyčiau labai stebėti skirtingus sektorius. Pavyzdžiui, jeigu mes paimam didmeninę prekybą, tai mes matom, kad kol kas šitas santykis yra tik tai 41%. Tai reiškia, kad jeigu ES išmokama 50 ar net 60% ar net mažmeniniai prekyboje, išmokama DAU dalis nuo sukurtos vertės netgi 75%. Pas mus kol kas DAU dalis nuo bendro pelno yra tik tai 5%. Tai tikrai vietos dalyboms tikrai dar yra ir tiek didmenoje, tiek mažmenoje tie DAU dalis nuo bendro pelno dar tikrai yra labai maža. Kai kuriuose sektoriuose jinai yra labai didelė, pavyzdžiui, apdirbamoji gamyba. Apdirbamoji gamyboje šiuo metu nuo sukurtos vertės, nuo 25 000 eurų, jau atitenka 75% darbuotojams. Bet problema čia yra ne tai, kad sukuriama vertė ir nesidalina akcininkai. Problema yra, kad sukuriama vertė vienam darbuotojui yra tiesiog tragiškai maža. Čia tiesiog labai blogai, nes 33 000 eurų sukurta pridėtinė vertė, tai ar gali akcininkai mokėti 40-50 000 eurų atlygį darbuotojai dirbdami čia apdirbamojo gamyboje, jeigu sukuriama vertė per darbuotoją yra 33 000 eurų. Tai galima, bet turbūt 1-2 mėnesiai ir įmonė bankrutavus. Tai labai skirtingose sektoriuose yra labai skirtinga dinamika ir kviečiu naudotis šitais, reiškia, atvirais duomenimis ir suprasti, kas vyksta rinkoje. Ir dar parodysiu vieną labai svarbų rodiklį, tai yra veiklos pelno dalis nuo DAU. Ką tai pasako? Jeigu mes nagrinėjam visą Lietuvą, tai mes matome, kad 20 metų periode tas rodiklis svyruoja apie 40%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu yra darbuotojams išmokėta, pavyzdžiui, 10 milijardų, tai akcininkam teko 4 milijardai. Jeigu uždirbo darbuotojai 20 milijardų, tai akcininkai tuo metu turėjo uždirbti 8 milijardus arba 40%. Bet šitas rodiklis, ypač paskutiniais 21-22 metais, buvo uždidėjęs labai stipriai akcininkų naudai ir veiklos pelno santykis su darbo užmokesčio suma, jisai buvo padidėjęs iki 60%. Ir mes vėliau pažiūrėsime dar detaliau pagal kiekvieną sektorių, bet principas yra koksai, kad švytuoklės principus strategiškai per 10-20 metų mes labai akivaizdžiai matom. Netvarus buvo 2007 metų derlius, 90% pelną sudarė nuo darbo užmokesčio sumos, aukštai kilom, žemai kritom. Dabar yra viskas labiau subalansuota, bet visas 10 metų periodas rodė, kad santykis keliauja labiau į akcininkų pusę. Vis didesnė ir didesnė dalį, lyginant pelną versus darbo užmokesčio suma, vis didesnę dalį sudarė būtent pelnas, lyginant su darbo užmokesčiu. Ir dabar kas vyksta? Tai dabar vyksta korekcija. Ir ta korekcija vyksta į normalų, tvarkingą lygį ir mūsų prognozė sako, kad čia mes nusileisime jau šiais metais į 40%. Mes prognozuojam, kad darbo užmokesčio fondas padidės bent jau iki 25 milijardų eurų 25 metais,
o pelnas greičiausiai liks tam pačiam lygiai, geriausiu atveju, o gali būti, kad dar šiek tiek ir sumažės, bet 25 milijardų darbo užmokesčio suma ir 10 milijardų pelnas, tai yra santykis 40% ir gali būti, kad jau 25 metais atsidursime ties ta linija prasitęs čionais. Po metų laiko galėsim patikrinti mūsų prognozę ir pažiūrėti, kiek mes buvom teisūs, ir norėčiau būti neteisus, geriau, kad būtų subalansuota, kad augtų ir pelnas, ir darbo užmokesčio suma, bet bent jau į 9 mėnesių duomenys to nerodo. Kol kas darbo užmokestis auga greičiau nei auga, bent jau pardavimo pajamos tikrai auga lėčiau. Vėlgi, akcentą dedu, kad jeigu mes paimam apdirbamąją gamybą, tai mes matome, kad apdirbamojo gamyboje ta tendencija, jinai 10-20 metų auga aukštyn. Jeigu paimam, pavyzdžiui, prekybą, tai jinai buvo užkilus iki 80%. Ir jeigu mes paimam didmeniniai prekyboje, tai atkreipkite dėmesį, 2022 metais akcininkai uždirbo 103%. Tai reiškia, kad jeigu darbuotojams buvo išmokėta, galim pažiūrėti, koks fondas, darbo užmokesčio fondas, buvo išmokėtas darbuotojams 1,6 milijardo. Tai akcininkai tuo metu uždirbo daugiau negu 1,6 milijardo. Tai čia buvo visiškai netvaru ir dabar sugrįžinėja didmeninė prekyba ir greičiausiai jinai dar grįž toliau į normalų 60, galbūt ar 50% lygį. Tai yra 40-50% yra toks istorinis lygis paskutinių 10 metų. Mažmenoj vėlgi buvo uždidėję santykis iki 2020 metais. Pelnas nuo darbo užmokesčio sumos sudarė 76%. Netvaru, panašiai kaip čia, vyksta korekcija, grįžtam į normalų maždaug 30-25% lygį. Tai reiškia, kad jeigu akcininkam atitenka, jeigu darbuotojam atitenka ten, sakykime, milijardas, tai akcininkai tuo metu uždirba 280 milijonų. Ir mes grįžtam atgal ir vis dabar tendencija ilgalaikė yra darbuotojų naudai, bet tai nereiškia, kad yra šitoje vietoje kažkokia jau didelė problema. Tai tiek apie darbuotojų efektyvumą, dabar tada pakeliaukime tada į kapitalo analizę. Pažiūrėkime tada, kaip atrodo kapitalo analizė ir kas vyksta su kapitalu. Tai tikrai dalis iš jūsų esate akcininkai arba aukščiausio lygio vadovai, finansų vadovai, tikrai svarbu suprasti, kas vyksta rinkoje su būtent nuosavų kapitalu ir apskritai turto grąža, nuosavo kapitalo grąža. Tai nuosavas kapitalas nuo 2000 yra padidėjęs nuo 10 milijardų šiuo metu iki 76 milijardų ir nuosavo kapitalo grąža yra rekordinės aukštumose. Taip, jinai mažėja. Jeigu 22 metais nuosavo kapitalo grąža siekia 15%, kas buvo nevertinant 2007 metų visų laikų rekordas, bet tai yra fantastika. 15% nuosavybės grąža, tai yra 6 metai maždaug ir nuosavybė padvigubėja. Tai šiuo metu matome nuosavybės procento mažėjimą ir tikėtina labai, kad visgi nuosavybės grąža dar ir 2025 metais mažės, nes, kaip ir minėjau, darbo užmokestis auga apie 2 milijardus, netgi daugiau, 2,5 milijardo, o sukuriama pridėtinė vertė greičiausiai tiek neaugs. Ir tokiu būdu pelnas greičiausiai bus tikrai arba tam pačiam lygiai, arba netgi mažesnis negu buvo prieš metus. Ir peržiūrėkim tada koreliacijas, tada visgi pažiūrėkime tada, kaip nuosavybės grąža koreliuoja su įvairiais rodikliais. Tai pradžiai pažiūrėkime tada tokį dalyką, kaip DU fondas, darbo užmokesčio fondas koreliuoja su ROE. Tai nepatinka man šitas grafikas, kaip iš akcininko pusės žiūrint, bet mes esam sutarę, kad mes nieko nekoreguojam ir vadovaujamės duomenimis, o ne nuojauta. Ir mūsų moto yra garantuota duomenų nauda. Tai dabar aš pakomentuosiu būtent 20 metų Lietuvos verslo koreliacijas tarp darbo užmokesčio fondo ir nuosavybės grąžos.
Tai mes matome, kad bent jau paskutiniai 10 metų labai yra įdomi, kreivė susidarė toks klaustukas, gavosi atvirkščias. Tai kas vyko nuo 18 metų? Pradžiai darbo užmokesčio fondas 19 vos padidėjo nuo maždaug 11,8 milijardo iki 13 milijardų, bet labiau didėjo nuosavybės grąža. 20 metais, darbo užmokesčio fondas praktiškai liko tame pačiame lygyje, bet nuosavybės grąža ženkliai padidėjo ir pasiekė 13,3%. Sekantys metai, 21 metai, abu kilo ir darbo užmokesčio fondas perkopė 15 milijardų ir nuosavybės grąža jau tapo 14,7%. Pats toks, sakyčiau, didžiausias pikas buvo 2022 metais, kai darbo užmokesčio fondas didėjo labai stipriai iki 18 milijardų, praktiškai 2 su viršum, beveik 3 milijardai, ir nuosavybės grąža vis dar didėjo ir pasiekė 15%. Surprise, surprise, mes turime ką? Jau 3 metai, nuo 22 metų, 23 metai. Darbo užmokestis, kaip matom, šitas atotrūkis darbo užmokesčio fondo šauna į viršų iki 21,4 milijardo ir jau nebepakanka sukurtos pridėtinės vertės tam, kad išlaikyti tą pačią nuosavybės grąžą akcininkam. Ir tokiu būdu mes matome, kad nuosavybės grąža pradeda mažėti 23 metais, 24 metais dar labiau auga darbo užmokesčio fondas, ne taip greitai kaip nuo 22 iki 23, bet paauga nuo 21,4 iki 22,9, tai yra 1,5 milijardo eurų, ir nuosavybės grąža dar labiau sumažėja iki 12,5. Mūsų prognozė sako, kad čia 25 milijardai, jau dabar aišku, kad čia bus 25 milijardai. Burbulo dydis dėl darbo užmokesčio fondo jau nekelia mums nei menkiausio abejonių. Mes jau žinom su 97% tikimybė, kad bus 25 milijardai, ten plus minus 3%. Bet kur bus nuosavybės grąža, mūsų prognozės rodo, kad jinai kol kas keliauja labiau mažinimo linkme, todėl kad efektyvumas sukuriama pridėtinė vertė neauga taip greitai, kaip auga darbo užmokestis. Ir jeigu mes norim pažiūrėti su veiklos pelno suma, tai galim pažiūrėti su veiklos pelno suma. Ir čia galbūt bus ne taip išsigas akcininkai, pelnas prieš apmokestinimą. Kaip matome, pelnas užstrigo ties 11 milijardų, reiškiasi, kartelę, labai aiškiai rodo. Koreliacija labai aiški. Augo darbo užmokesčio fondas, augo pelnas. Bet paskutiniai 3 metai mes matome, kad veiklos pelnas užstrigo ties 11 milijardų ir šitas koreliacijų grafikas rodo labai aiškiai, kad darbo užmokestis auga tiesiai į viršų, o reiškiasi pelnas sustojo vietoj ir paskutiniai metai, 24, netgi rodo, kad pelnas jau šiek tiek mažėja. Dabar pažiūrėkime tada DU fondą, pažiūrėkime per pardavimus vienam darbuotojui. Tai jeigu mes turime pardavimo pajamas vienam darbuotojui, tuoj surasime rodiklį pardavimo pajamos per darbuotoją, tai čia yra atsakymas. Čia yra labai aiškus atsakymas, kad DU darbo užmokesčio fondas, jisai augti galėjo tvariai ir pelningai, nes augo pardavimo pajamos per darbuotoją. Iki 22 augo pardavimo pajamos per darbuotoją, augo ir darbo užmokesčio fondas. Bet matome, kad efektyvumas ar produktyvumas, vadinkim taip, arba pardavimo pajamos per darbuotoją jau 3 metai iš eilės yra tame pačiame lygyje, o 23 netgi buvo nukritęs. Tai pažiūrėkime, kaip sukurta vertė. Gal sukurta vertė labai stipriai augo. Gal mes maržą sugebėjom padidinti labai stipriai. Tai bendrasis pelnas per darbuotoją rodo, kad darbo užmokesčio koreliacija fondo būtent su BP per vieną darbuotoją paaugo nuo 41 400 iki 43 000. Ir vėlgi aš tik akcentą primenu, kad šituos skaičius, šituos duomenys jūs galite pasilyginti ir savo sektorių galite pasilyginti,
o jeigu nueisite į Business Efficiency 24, šitos skaičius galite gauti kiekvienos Lietuvos įmonės, kuri paskelbus yra duomenis ir matyti tendenciją, kaip keitėsi jūsų įmonės rodikliai ir kaip keitėsi jūsų konkurentų rodikliai. Tai tiesiog dėl laiko stokos dabar dalinamės bendrai, kad suprastumėt, kiek yra viešų duomenų ir kiek mes galim strategiškai pamatyti, kas vyko Lietuvos rinkoje. Tai dabar žinutė yra kokia. Jeigu bendrasis pelnas augo, taip, tai dabar reiškia, kad visas jis atiteko darbuotojam. Nes jeigu mes pasiemam veiklos pelną per darbuotoją, paimsim dabar dar kitų kampų pažiūrėsime, tai kiek atiteko pelno akcininkams. Darbo užmokesčio fondą turime, darbo užmokesčio fondas nuo 22 metų paaugo nuo 18 milijardų iki 21,4, tada paaugo iki 22,9. Ir mes matome, kad akcininkam liekantis pelnas per darbuotoją, jis jau 3 metai iš eilės mažėja ir mūsų prognozė, kad jisai dar mažės. Greičiausia 25 metai bus nedaug, bet greičiausiai jisai bus dar sumažėjęs. Ir tema yra mūsų šiandien dienos, tai kiek tai tęsis. Tai mes manome, kad tai galima sustabdyti, bet jau reikia investuoti į produktyvumo didinimą. Mums nereikia daugiau darbuotojų. Mums tiesiog reikia atsirinkti pelningiausius klientus, darbo valandą susižiūrėti, pridėtinę vertę per darbo valandą žiūrėti, analizuoti pažangiais įrankiais, o ne vieną kartą per mėnesį iš Exceliuko. Ir tada pažiūrėkime tada darbo užmokesčio fondas ir pelno dalis nuo DU. Čia vienas iš mūsų dalykų, kuris labai gerai pamatysite darbo pelnas prieš apmokestinimą, dalis nuo DU. Tai ką rodo, dar kartą sugrįžtam prie pelno santykio su darbo užmokesčiu. Dar nėra jokios tragedijos. Tai reiškia, kad mes dažniausiai, kaip ir minėjau prieš tai skaidrėse, kad 40% pelną sudaro nuo darbo užmokesčio sumos ir mes dabar grįžtame į normalų lygį. Tai mūsų prognozė yra tokia, kad 25 milijardai bus darbo užmokesčio suma ir 10 milijardų pelnas. Ir tokiu būdu 10 milijardų padalinus iš 25 milijardų, tai ir bus 40%, tai burbuliukas mūsų manimų, galėsim po metų laiko patikrinti, mes prognozuojame, kad jis bus čia. Tik tai klausimas, kad 25 metus pakeisti jau praktiškai yra neįmanoma, nes jau šiandien baigėsi lapkritis, jau viskas, kas sugalvota, kas jau padaryta, kas investuota, jau produktyvumo jūs irgi nieko nepadidinsit. Klausimas, ar mes toliau keliausime, kad viską darbo užmokesčio fondą finansuosime, pelno sąskaitą ir nuosavybės grąža mažės ir pelno santykis su darbo užmokesčio suma mažės, ar sugebėsime didinti produktyvumą ir nukeliauti sakykim taip, subalansuotai. Ir pelnas augs per darbuotoją, ir DU augs per darbuotoją. Tuo pačiu dar principu parodau tada nuo pardavimų. Darbo užmokesčio dalis nuo pardavimų, atkreipkite dėmesį, jinai yra visų laikų rekordinėse aukštumose. Nėra buvę per 20 metų analizuojamų, kad darbo užmokesčio atitektų daugiau negu 15,8%. Be abejo, čia vėlgi sektorius pasiėmė apdirbamoji gamyba, ne, matau taip, pasiėmiau gal prekybą, ne, prekybą pažiūriu mažmenoj. Pirmą kartą mažmeninėje prekyboje darbo užmokesčio santykis su pardavimo pajamom viršijo 10,2%. Ir Europoje jisai apie 11% siekia. Tai jeigu Europoje siekia 11% nuo apyvartos, greičiausiai ir mes dakeliausime iki 11%. Ir tendencija yra labai aiški. Vis daugiau ir daugiau atitenka, didesnė dalis nuo pardavimo atitenka darbuotojams. Ir tada klausimas, kaip šitą subalansuoti, kad dar liktų ir pelno. Didmeniniai prekyboje. Darbo užmokesčio dalis nuo pardavimų 6%. Visų laikų rekordas, jeigu darbuotojų perspektyvą žiūrėt, čia 2009 dar irgi buvo 6,6, bet čia dėl to, kad buvo kriziniai laikotarpis. Bet šiaip ne krizinių laikotarpių 6% nuo pardavimų, tai reiškia, didmenoj atitenka 6 eurai nuo 100 eurų atitenka reiškia, darbuotojams. Tai dabar dar kartą pažiūrim per vidutinį atlygį.
dar kitų kampų, šiek tiek bus jums aiškiau, tai kaip keitėsi darbo užmokesčio fondas ir vidutinis atlygis per darbuotoją. Ir mes šitos kreivės, mes tikrai negalim sustabdyti, mes ją galim tik vadovauti, suprasti, žinoti, projektuoti ir klausimas, tai kaip pas jūs, kaip jūsų darbo užmokesčio fondas augo, jeigu jūsų įmonė jau darbuojasi 20 metų ir kiek jūsų įmonės atlygis augo. Šiuo metu mes turime labai aiškią trajektoriją. Auga fondas, auga, reiškiasi, auga DAU per darbuotoją. Efektyvumo prasme galit pažiūrėti, kaip auga pardavimo pajamos per darbuotoją. Dar vienas kampas. Tai reiškia, kad mes matome, kad pardavimo pajamos per darbuotoją augo čia greičiau, čia lėčiau, bet jos tendencija yra augimo ir mes sustojome 3 metai iš eilės, pardavimo pajamos per darbuotoją 167 tūkstančių eurų, jos stovi toje pačioje vietoje. Pardavimai sustojo, darbuotojų skaičių tą patį turime, algos auga, pelno sąskaita. Ar norite vėl sugrąžinti trajektoriją, kad pardavimo pajamos per darbuotoją augtų? Tikrai galite susipažinti, yra daugybė įmonių, kurios pasiekia jau Lietuvoje 2-3 kartus geresnius rodiklius negu Lietuvos vidurkis. Mūsų verslai dar yra labai skirtingų greičių, gal liks dar šiek tiek laiko parodysim. Ir tada dar parodysiu, kaip DAU fondas atrodo ir darbuotojų skaičius. Čia yra toks gal personalo vadovam, finansų vadovam gal bus aiškiau, taip, darbo užmokesčio fondas ir kaip atrodo su sąlyginiu darbuotojų skaičiumi. Tai šitoks analizės kampas rodo, kad darbuotojų augimo kiekis visiškai sulėtėjo ir jeigu mes čia augo darbuotojų kiekis, reiškia darbuotojų skaičius, nuo 600 tūkstančių versle, 619 didėjo ir jisai sustojo. Realiai darbuotojų skaičius tik tai auga, tik tai fondas darbo užmokesčio, bet darbuotojų skaičius sustojo ties 850 tūkstančių ir jisai nesikeičia. Ir realiai iš kur naujų darbuotojų paimti nėra ir nereikia. Nes mums reikia susikoncentruoti į darbo našumo didinimą, į produktyvumo didinimą ir tam tikslui yra daugybė įrankių, kaip tą našumą galim padidinti. Tik tai jau reikia matuoti sukuriamą pridėtinę vertę ne per metus, ne per mėnesį, bet per valandą, per klientą, susiskaičiuoti marketingo ROI, susiskaičiuoti akcijų ROI, susiskaičiuoti kaitos kainą, susiskaičiuoti pelningas prekes, nepelningas prekes, pelningas akcijas, nepelningas, turėti koreliacijas nuo orų prognozės, nuo kitų dalykų ir tikrai galima labai lengvai padidinti efektyvumą, ypač tom įmonėm, kurios turi labai žemą efektyvumą. Tai matau, kad mūsų laikas visiškai į pabaigą, tai aš labai greitai noriu pereiti dar jums parodyti, kad Business Efficiency, mūsų appsas, dar kartą parodysiu, kur jis yra, tai yra Business Efficiency 24, atsako į visus klausimus realiai įmonės lygyje. Tai reiškia, kad mes turime iš viso čionais 140 milijardų eurų apyvartą, čia prisijungsiu prie savo duomenų, tai 140 milijardų eurų apyvarta, 9 milijardai pelnas. Tai iš 10 milijardų eurų, čia 9 milijardai, tai yra 90%, iš 140 kelių milijardų eurų, 140 milijardų padaro šitos įmonės. Ir čia yra 19 tūkstančių įmonių ir visus šitos rodiklius jūs galite rasti detaliai pagal kiekvieną įmonę. Ir kaip pavyzdį paimkim Maximą, kaip lengvai tai galite padaryti, paimam pagal sektorių, mažmena, sektorius mažmeninė prekyba maistu, pasiėmiau mažmeninę prekybą maistu, Maximą nuėmiau, viskas, turime 6,7 milijardo visas maisto prekybos įmonės. Pasiėmiau top 5 didžiausias, nukeliavau į palyginimą ir mes matome, kad kiekvieno rodiklio atžvilgiu mes matome, kad vidurkis 207 tūkstančiai, bet kažkuri įmonė Lidl daro 300 tūkstančių, kitos 150 tūkstančių. Pelnas darbuotojų kažkur 11 tūkstančių, kažkur minusas, pelningumas skiriasi labai stipriai, DAU skiriasi labai stipriai.
Tai ką noriu akcentuoti, kad mes turime jums dovanų. Jeigu norite, tuoj parodysiu nuorodą, galite registruotis 30 minučių nemokamai konsultacijai ir jūsų 10 konkurentų, apie jūsų 10 konkurentų pateiksim įžvalgas, kaip jūsų įmonė arba jūsų konkurentai atrodo tarpusavyje ir kokie yra jų rodikliai. Ir pabaigai visiškai noriu dar kartą parodyti visas galbūt įmonės 19 000 įmonių ir čia bus 140 milijardų eurų pardavimo pajamos. Ir noriu, kad suprastumėt, kad Lietuvoje yra labai skirtingų greičių verslai. Visas 19 000 įmonių mes sudalinam į 3 dalis. Mediana tai yra miegantys verslai. Augo 2,9%, tai yra ketvirtadalis verslų, pusė verslų augo 2,9% 24 metais, turėjo 123 000 pardavimo pajamas per darbuotoją, 3,5 tūkstančio pelną, 2,8 pelningumą, 1,5 tūkstančio bruto atlygį ir 14% nuosavybės grąžą. Jeigu jūs tikrai esat labai kokybiški verslai ir efektyvūs, augantys, tai jūs turėtumėte atitikti bent jau daugumą 7-5 kvantilio. Ketvirtadalis įmonių Lietuvoje iš šito 140 milijardų iš 19 000 įmonių, jos turėjo tokius rodiklius. 17% augimą, 300 000 pardavimo pajamos, 15 000 pelnas, 8,4 pelningumas, 2200 atlygis, 35% nuosavybės grąža. Nu ir yra vargstantys verslai. Tai yra -10, šiam 8 000 eurų pardavimo pajamos. Ketvirtadalis Lietuvoje verslų turi šiam 8 000 eurų pardavimo pajamos per darbuotoją. 30 eurų pelnas per darbuotoją per metus. 2,5 euro pelnas per mėnesį. 1045 eurai darbo užmokestis. 3,3 nuosavybės grąža. Taip, kad šitos duomenis galite vėlgi, primenu, viešai naudotis pasirinkę Business Efficiency arba susisiekti su mumis. Tai aš labai greit pasidalinu dar kartą nuorodą. Tai, ką jūs matėte, galite išbandyti parsisiuntę BI Free Salary. Kaip minėjau, jeigu norite prognozavimą su naujausiais duomenim analizuoti darbo užmokesčio, tai yra sukurtas sprendimas Salary Pro analitinė aplikacija. Šitą nuorodą paspaudę galite užsisakyti. Ir kas iš jūsų norėsite suprasti apie savo konkurentus ir nenorite patys analizuoti, kviečiame individualiai nemokamai konsultacijai su mūsų pardavimų vadovu Algirdu ir pasirinkite jums tinkamą laiką ir galėsime jums atsakyti į klausimus pagal jūsų pasirinktus konkurentus. Bent 10 konkurentų tikrai jūs žinote ir galėsim juos palyginti ir duoti savo įžvalgas. Tam, kad galėtumėt patys naudotis savarankiškai, duodame šiek tiek įrašų, kad pasižiūrėtumėt, kaip daryti įžvalgas. Šito įrašu irgi pasidalinsime. Ir dar labai trumpai, jeigu tikrai kažkas norit didinti efektyvumą, tai tikrai tai galima padaryti ir su mūsų sukurtais sprendimais, ir su Sales Pro, ir su pardavimo analitikos įrankis, atsargų analizai, GMROI analizai, prarastų pardavimo analizai, finansų analizai, HR kaitos kainų analizai, transporto efektyvumo analizai. Skaitykit mūsų klientų patirties istorijas ir jeigu matysite, kad galim jums padėti, drąsiai kreipkitės, pristatysim, parodysim, galbūt pavyks mums padėti jums didinti jūsų verslo efektyvumą. Tai ačiū už dalyvavimą ir dabar ar turime klausimų? Taip, turime klausimų. Dar yra klausimas, ar bus įrašas, tai tikrai atsiųsime, pasidalinsime įrašu. Ir yra klausimas, galbūt galėtume dar transporto sektorių apžvelgti. Gerai, galima ir transporto sektorių. Tai tada aš pargrįžtu greitai į... Taip, tai pirmiausia paimkime tada transportas ir saugojimas. Tai turime 24 metais darbuotojų skaičius mažėjo, bet gal čia bus, galbūt pradžiai bus, čia geriau matysis, transporto saugojimas, pardavimo pajamos mažėjo, pelnas nuo 1,5 milijardo nukrito iki 938 milijonų. Tai reiškia, kad pelnas 30 daugiau procentų susitraukė, lyginant su 22-23 metais. Kodėl taip įvyko, galima pažiūrėti per analizę per darbuotoją. Ar didėjo darbo užmokesčio fondas? Taip didėjo, bet labai nedaug. Kaip keitėsi pelnas arba bendras pelnas per darbuotoją? Mažėjo. Sukurta pridėtinė vertė
Jeigu prieš metus buvo pasiekus 29 tūkstančius, tai dabar sumažėjo iki 26 tūkstančių. O darbo užmokestis, tuoj pamatysime darbo užmokestį, vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, taip, toliau augo. Tai reiškia, kad našumas, darbo užmokesčio fondas, reiškia, liko panašus šiek tiek augo, darbo užmokesčio per darbuotoją suma augo, o čia esminis dalykas, pridėtinė vertė per vieną darbuotoją, parodysiu tokį santykį. Bendras pelnas per darbuotoją krito, o darbo užmokestis darbuotojų augo. Viskas. Ir matuoti čia reikia, tikrai buvo jisai uždidėjęs, matyti netvariai, gal buvo pakeltos tiesiog kainos primityviai ir mes tokį grafiką vadinam kainų augimo vakarėlis baigėsi. Greičiausiai čia buvo dėl tam tikrų priežasčių, dėl kainų pakėlimo, dėl COVID, dėl kažko labai uždirbtas lengvas pelnas, į efektyvumą buvo nepakankamai investuota ir dabar grįžtam prie realybės. Tai detaliai galėsit, ir jeigu norit Business Efficiency 24, tai paimam dabar tik tai transportą saugojimą veiklą. Transportas saugojimas, tada tuoj mes čia surasime. Transportą saugojime mes turime 17 milijardų darbo užmokesčio pardavimo pajamas. Mes turime iš viso įmonių, kurios šitam sektoriui dirba 2242 įmonės. Ir atkreipkite dėmesį, kad ketvirtadalis įmonių visiškai neuždirbo pelno, o ketvirtadalis įmonių uždirbo po 7 000 eurų pelno per darbuotoją ir turėjo 27% nuosavybės grąžą. Va čia yra atsakymas. Augantys verslai efektyvūs, miegantys ir vargstantys. Nes ir atlyginimas 1100 turbūt nedžiugina ir 0,8% nuosavybės grąža nedžiugina. Ar turim dar klausimų? Turime klausimą apie aviacijos sektorių, oro linijos, oro transportas. Šiais metais itin įdomus rodikliai, nes yra ir bankrutavusių įmonių, ir stipriai augančių. Įmant ne tik Lietuvą, bei nemažai įvairių incidentų. Oro transportą jau paėmiau, tik oro transporto sektorius, nėra šitų įmonių daug, bet lygiai taip pat galit matyti pagal efektyvumą, pelną, pelningumą, darbo užmokestį. Bendrai šitam reitinge DAT.LT bent jau pagal visus rodiklius daugiausiai yra aukštesniam lygiai. Tai čia, nežinau, gal reiktų papildomai žinot įmonės konkrečias, kurias norėtumėte analizuoti, nes čia labai maža duomenų imtis. Ar turim dar klausimų? Dar klausimas apie maisto gamybos sektoriaus situaciją ir tendencijas. Gerai. Taip, tai mes tada paimame vietoje veiklos transportas, paimame maisto gamybą. Tai pirmiausia apdirbamoji gamyba, tada pažiūrim, galim iškart pagal sektorius pažiūrėti, taip, ir pagal nuo didžiausių maisto produktų gamybą yra antras sektorius, 5,2 milijardo. Ir maisto produktų gamyboje pasižiūrim, kiek turim įmonių. Tai viso turime įmonių, kuriuose galim reitingą žiūrėti 320. Ir kaip matome, labai dinamika skirtinga. Lyderiai turėjo 182 tūkstančius eurų pardavimo pajamas per darbuotoją, 11 tūkstančių eurų pelną, 8,1 pelningumą ir 1800 atlygį. Su 29% nuosavybės grąža. Miegantys 100 tūkstančių nesiekė pardavimo pajamas su 1,5 tūkstančio eurų atlygių, 16% nuosavybės grąža. Nuosavybės grąža pakankamai gera, bet tikrai dar stipriai atsilieka nuo lyderių. Ir yra 25 kvantilio ketvirtadalis maisto gamybos įmonių yra labai liūdnoj situacijoje. Ir pelningumo prasme, ir pelno prasme, ir efektyvumo prasme. Ir kaip pavyzdį parodysiu, iš visų šitų įmonių, 320, paimkime kokius top 20, gal paimsim mane, arba 30. Top 30 geriausių Lietuvos įmonių. Tai šitų top 30 įmonių suminis augimas yra 13%, pardavimo pajamos per darbuotoją 400 tūkstančių, pelnas per darbuotoją 47 tūkstančiai, pelningumas 11%, 2,5 tūkstančio bruto darbo užmokestis ir 33% nuosavybės grąža. Ir jų tarpusavio dar medianos ir kvantilės iš vis yra kosminės. Ten iš tų 30
Įmonių ketvirtadalis geriausių iš vis turėjo arti 50% nuosavybės grąžą su 3000 eurų atlygiu. Ar turim dar klausimų? Na, galbūt paskutinį jau ir visus kitus kviesim registruoti susitikimui. Nekilnojamo turto vystymo sektorius. Gerai, tai čia turėtų būti nekilnojamo turto operacijos, yra toksai sektorius. Tai čia mes turime įmonių, kurios yra 920 įmonių ir išsibarstymas čia irgi didelis. Nu, gal čia atmesim smulkės, gal stambės vidutinės, paimsim, pažiūrėsim, kiek čia yra vienodo kalibro įmonės. Va 25 įmonės nekilnojamam turte, bent jau šitam sektoriui, bet čia turbūt reikėtų labai konkrečiai žiūrėti įmonės, nes labai skirtinga veikla gal užsiema, bet principas toksai, kad išsibarstymai pagal įmonės yra labai dideli ir skirtumai yra tarp įmonių tiesiog 1% ir 43% pelningumas. Tai čia jau gal kvieščiau labai konkrečiai pasirinkti konkrečias įmonės ir nagrinėti labai tiksliai tik pasirinktas įmonės, nes čia gali būti, kad lyginam obuolį su kriauše. Tai rekomenduočiau detaliai pasirinkti įmonės ir kreiptis užsiregistruoti, padėsim tai padaryti. Tai tada ačiū visiems už dalyvavimą, už jūsų aktyvumą. Tikiuosi, kad buvo naudinga ir įdomu. Kviečiame naudotis mūsų sukurtais nemokamais sprendimais. Ir jeigu kažkam įdomu jūsų verslo analitika, tai kreipkitės, pagelbėsim. Ačiū Jums. Iki.